Old Bazaar vadinasi šita vieta ir dabar viskas uždaryta. Matyt skirta turistams ir todėl atsidaro tik vakare. Bet nusipirkom čia biškį tų suvenyrų, šiaip visai neblogos kainos. Kilimą paėmėm už 15 eurų. Aišku, yra čia rankų darbo kilimai, tai jau ten po 100 ir panašiai. Palyginus su daugeliu kitų turistinių vietų, čia tai vat ne kažkoks pigus kiniškas šūdas, o yra ir tokių įdomesnių dalykų. Čia vat kaip muziejai vaikštai, yra ir tiesiog senų, yra ir iš vis senovinių dalykų. Kai kas pigų, kai kas brango, nu pavyzdžiui, va tokia patranka 70 eurų. Aišku, čia pasidėrėt galima, bet vis tiek. Tokią turką galvojau paimti 5 eurai, bet kažkaip labai jau padėvėti atrodo. Kažkaip nesinorėtų gerti kavą iš jos. Pilna šitų visokių dalykų. Čia kam vat patinka pinigus leisti menkniekiams, tai geriau čia neeit, nes galima daug išleisti. Tokie visokie dalykai. Tokiu keliuku Google'as mūsų veda į šitą miestelę. Gerai, kad su džipu. O taip reikia labai atsirinkti, kur su kokiu keliu važiuoti, nes būna dažnai nesąmonės rodo čia. Maisto kainos Albanijoje ne kažką, pavyzdžiui, sūris gorgonzola 4 eurai. Tiek, kiek rodo, tai čia centai, į eurus pavertus dar galima biškį dadėti. Dešelės paprastus 5 eurai, kur ten be mėsos iš vis. Čia kažkas iš vis 10 eurų. Siaubas. Va, Frankfurto dešelės. Net ne kilogramas bus mažiau čia. 8 eurų. Vynas irgi brangus. Po 9 eurus, po 13, po 17. Nežinau, gal čia parduotuvė tokia brangi. 8 kiaušiniai, ne 10, 8 beveik 3 eurai. 15 kiaušinių, 4,5 eurų. Siaubas. Objektas turistinis, neturistinis, nežinau kaip pavadinti. Įėjimas kainuoja 1 eurą ir 2 eurai parkingas, bet už parkingą nemokėjom, kitoje gatvės pusėje pastatėm. Toksai apleistas pastatas, čia turėjo būti labai prabangus viešbutis. Šita sala, nežinau ar dirbtinė ar ne, galimai dirbtinė. Jo nedastatė ir dabar šitoks kaip lankytinas objektas, sakykim taip, nu kuriem patinka tokie stiliai. Šiaip toks pakankamai nedidelis, kompaktiškas, bet labai daug visokių kampų, visokių taip pat tokios formos visur nestandartinės. Nėra, kad tiesiog paprastas pastatas ar viskas. Čia į ką ne jūra, čia ežeras. Vanduo toks žalias. Nu, prasideda problemos, žodžiu, dujų adapteris, kad jo ten nekišt kažkur į saloną, kad ten nesmirdėtų ir panašiai, laikau visą laiką čia. Aš tik tais atidarau, jie jau pribėga, atidaro ir jisai pastovi krenta ant žemės, nu gerai. Visą laiką jie patys įdeda ir aš visą laiką dėl viso ko atidarau, pasižiūriu, ar tikrai įdėjo. Ir paskutinį degalinį, vienintelį kartą nepažiūrėjau, dabar atvažiuojam piltis ir nėra adapterio. Tai maža to, kad jie neturi, nors šiaip degalinėse visą laiką turi adapterius. Tai dar gnyda toksai, turi pasislėpęs tą adapterį būdelį, sako, tai aš galiu tau parduoti už 20 eurų, blė. Tegul paspringstu savo 20 eurų, geriau benzu važiuosiu. Nors šiaip dujas dar nesibaig, gal dar kitoj degalinėje bus. Dar viena nauja šalis mūsų kelionėje, tai Juodkalnija.
Sieną praėjom labai greitai, gal per 2 minutės. Albanas pasienietis tik pamatė lietuvišką pasą, net netikrino, grąžino atgal, sako, važiuokit. Juodkalniečiai irgi greit viską patikrino, muitininkai nieko irgi nežiūrėjo, žodžiu, labai greitai viskas. Bet per Juodkalniją jau nekeliausim, užsuksim ten į porą taškų, kur grinai ant kelio, o taip niekur nebūdinsim, jau čia mums grinai tranzitinė šalis, jau važiuojam tiesiai namo, nes laikas jau spaudžia. Jau ketvirtadienis, o šeštadienį noriu būti namie, bet turbūt ir nebūsim, pažiūrėjęs, kiek dar atstumo liko. Ir čia tų greitkelių nedaug, tai ištrūksim. Juodkalnijoje prisėdom. O čia lapį kainuoja 4,50. Tada salotos 2,50. Kapučino €20. Čia vištiena 5 eurai. Ir dešrelės, kurios vadinasi sudžuk, 300 gramų, 6 eurai. Nepatikėsit, kur esam. Niagaros Krioklys. Taip, galit pažiūrėti žemėlapį, jei netikit. Būtent taip ir vadinasi. Gaila, kad vaizdas toks krūmais apaugęs biški, bet nuo kelio 3 km, tai negaila už tai. Stebina, kad net Juodkalnijai, miesto pakrašty, galima sakyti užmiestį, yra kuo puikiausiai dviračių takai. O Vilniuje tik centre pridarė belekiek, o jau iš centro išvažiuoja praktiškai niekur nėra. Juodkalnijos sostinės Podgoricos senamiestis arba centras. Kažkaip nieko gražaus šitoj sostinėje nepamatėm. Paklausite, kas čia vyksta, nes negalima eiti su šortais. Nes čia dar vienas turistinis objektas ant kelio, Ostrog vienuolynas, iškaltas oloje. Su kažkur panašioj vietoj buvęs Gruzijai, arba Sakartvelė, kaip ten dabar madinga sakyti. Bet ten biškis įspūdingiau buvo. Čia viskas matosi atstatyta, sutvarkyta, suremontuota, net va visokie aparatai stovi. Ten tai viskas grinai palikta senoviškai. Na, atrodo gražiai, bet kad kažkas būtų tokio įspūdingo, nepasakyčiau. Čia nuo parkingo reikėjo paeiti. Nemažai stačiais laiptais, nors čia prie pat mašinos priparkuotas, bet ten buvo ženklas, kad tik darbuotojam ir buvo šlagbamas. Tai nerizikavom, nes jeigu šlagbamas užsidarys, tai bus reikalų. Tolimesnė dalis šiek tiek įspūdingesnė. Kol žiūrit gražius vaizdus, papasakosiu šiek tiek apie kitas šalis, nes apie Serbiją papasakojau, o po to kažkaip ir pamiršau. Tai Kosovas. Kosovas man asmeniškai visiškai nepatiko. Labai didelis šiukšlynas, bardakas, keliai tragiški, vairuotojai siaubas, lenda iš šalutinį, net nepasižiūri. Tiek avarinį situaciją turėjau, nežinau, per dieną turėjau daugiau negu Lietuvoje per metus turiu. Gaila, video registratoriaus nespėjau pasijungti, būtų galima atskirą video padaryti. Pėstieji vaikšto per kelią, net nepasižiūri, tu jos nepraleidi, net policininkas, o tai mašina ten ar susistabdė ar ką, eina per kelią, va tiesiai, va prieš tave išeina ir net nepasižiūri, net neatsisuka, ar tu matai, ar tu stabdai prieš jį, žodžiu, nu, visiškai bardakas.
žmonės, tai, na, pavyzdžiui, Serbijoje, tai, nu, pamato ten lietuviškus numerius, nu, šiaip mašina vis tiek tokia biškiai nestandartinė, nu, tai akį užmet ir nueinu toliau, o Kosove tai jau ten spoksa jau koks ateivis būtų. Jau ten matau per veidrodėlį, kad spoksa ilgai, kur draugam pirštų parodo, kad va, žiūrėk, kas čia važiuoja. Biškiai dėl to gal taip šiek tiek nejauku. Bet bus paradoksas, bet jeigu vat, rekomenduot ką aplankyti, ar Serbiją, ar Kosovą, tai gal rekomenduočiau Kosovą, nes vis tiek važiuojam tyrinėt, eksplorint ir pamatyt kažką naujo, ko dar nematėm. Tai kuo daugiau egzotikos, to įdomiau, o Serbijoje kažkokios toks egzotikos ir nemačiau. Paprasta rytų Europos šalis, nelabai ko skiriasi, na ten kokios ar Čekijos, ar Slovakijos. Nu, būna ten vietom, ten tas koloritas išlenda, bet visumoje tai paprasti žmonės, paprasta šalis. Nieko ten kažko tokio ekstravagantiško jau nelabai ir ten ir pamatysi. O Kosovas tai jau viskas kitaip. Serbija net nesijauti, kad išvažiavai iš Europos Sąjungos. Tai paprasta, normaliai europinė šalis. Tai Kosovas jau grinai artimieji rytai. Visiška egzotika ir aš puikiai dabar supratau, kodėl jie nori atsiskirti, nu beveik atsiskyrė, nes tai absoliučiai viskas kitaip. Serbijoje ten visi serbai, Kosove visi albanai. Viskas kitaip, tvarka kitaip, atrodo viskas kitaip, žmonės kitokie, tai pilnai suprantu, kodėl jie nori atsiskirti. Dar pliusas Kosovui, kad, nu, kaip iš turisto pusės, kad maistas skanus ir pigus, bet viešbučiai brangesni. Į Serbiją tai galima važiuoti su lengva mašina, nes ir tie kalnai, ir šiaip tokie turistiniai objektai, jie pasiekiami su paprasta mašina, tik tais, kad į pačią viršūnę neužvažiuosi, ten jau džipo reikia, nu, bet ten galima peškom nueiti, biškį pahaikinti, tame problemos nėra. O į Kosovą jau tik tai su rimtu džipu važiuoti, nes kalnai pasiekiami tik su geru džipu. Buvo vietų, kur su galu varomų, su rimtom padangom, bet su galu varomų neužvažiavom. Makedonija. Makedonija tokia labai kontrastinga šalis, bet šiaurinė pusė Makedonijos, tai kur prie Kosovo, tai ten panašiai į Kosovą, šiukšlynas ir taip toliau. Piečiau jau švariau, maloniau, ten jaukiau, keliai neblogi. Galima ten važiuoti ir su lengva mašina, bus ką pažiūrėti, bus tikrai kalnų perėjų pravažiuoti, nes mes ten aplankėm tik tais nedidelę dalį, o ten tų taškų buvau pasižymėjęs belekiek. Kalnai aplink visą šalį, kalnai šalies vidury. Nors šalis atrodo maža, bet visas 2 savaitės atostogų galima skirti vien Makedonijai. Važinėti per kalnus, nes tikrai yra ką pažiūrėti. Tai galima ir su lengva važiuoti mašiną, asfaltu galima ir su džipu važiuoti overlandin. Viešbučiai pigus, maistas priklauso nuo vietos, tai reikia atsirinkti. Bet šiaip irgi nebrangus. Graikija, tai Graikija čia nesiskaito, kad čia šalį čia mes ištyrinėjom, tiesiog užvažiavom. Aš asmeniškai ten, jeigu ir važiuosiu, tai važiuosiu tik žiemą, nes net ir dabar balandį, tai man yra per karštai, jau saulė kepino taip, kad oho, neįsivaizduoju, kas ten važiuoja vasarą, kaip jie gali ten iškentėti tą karštį. Nežinau dėl overlandinimo, aš tikiu, kad ten tikrai yra tų bekelės kelių, bet tikrai galima važiuoti drąsiai su mašina. Šiaip galbūt verta važiuoti su kemperiu, kadangi viešbučiai ten brangus. Palyginus su artimesnėm šalim žymiai brangesni. Maistas, nu kartą mes ten užėjom tą gyrosą suvalgyti, buvo labai pigus, bet buvo mažai, bet jeigu paim, pavyzdžiui, po 2 gyrosus, tai vis tiek būtų nebrangu ir galima būtų valgyti. Turas buvo brangiausias būtent Graikijai, tiek dujos, tiek dizelis, tiek benzinas. Apie Albaniją, tai kol kas dvejopi įspūdžiai, šiaip, nu, mažai jas ten patyrinėjom, beveik tranzitų pravažiavom. Vienur žmonės labai faini, labai draugiški, labai paslaugus. Na, pavyzdžiui, degalinėse, nu, tai iš 4 degalinių, 2 bandė apgauti, o vienoje pavogė adapterį užpylimo. Labai jau tokia statistika, 75% kažkaip. Pietų Albanija gal tokia fainesnė, mielesnė, o šiaurinė pusė jau tokia gal nelabai. Bet aplankyti tikrai galima, keliai geri, autostrados, sakyčiau, idealios ir nemokamos, paprasti keliukai irgi geri, kaimo keliai neblogi. Tai su lengva mašina tikrai galima važiuoti ir su žema mašina galima važiuoti. Kas liečia, pavyzdžiui, važiuoti
nu, tiesiog atostogų ten su šeima, ten ir panašiai. Tai Serbija greičiausiai ne, bet nu, neskau, kad tikrai ne, gal ten yra kokių ten kurortinių vietų ar panašiai, bet aš manau, kad yra įdomesnių šalių. Neskau, kad Serbija bloga, tikrai galima ją važiuoti. Jeigu norisi aplankyti papildomą šalį, tikrai galima. Arba, pavyzdžiui, tą pačią Albaniją važiuoti, trumpiausias kelias gaunasi per Serbiją, tai tikrai nereikia jos ten ratais apvažinėti, kaip kai kas daro. Skaičiau, vienas ten rašė, ten važiavo per Bosniją, norėjo važiuoti į Juodkalniją ir ten kažkaip praleido posakį, vos neįvažiavo į Serbiją, jei tragedija būtų į Serbiją važiavęs, nežinau, skaičiau, reikėjusi, tarsi ten Serbija čia kažkokia Afrika, nežinau. Ir aplankyti kažkokių gamtos objektų ten tikrai yra. Tai pasivažinėti galima per Serbiją, bet kažkur va taip kaip į kurortą važiuoti, tai nežinau, ar apsimoka, ar verta. Kosovas tikrai ne, Kosovas jokiais būdais, jokių atostogų ten su šeimom, su uošvinėm, su vaikais tikrai ne. Atšiauri šalis, nuo Europos labai toli, nuo europinių standartų labai toli. Makedonija, aš manau, kad irgi galima, tik reikia atsirinkti, reikia iš anksto pasižiūrėti, kur geriau, kur mažiau šiukšlių, kur ten kokie kurortai, kur ten kokios turistinės vietos ir panašiai. Reikia, manau, galima čia ir nešnekėti. Albanija tikrai taip, Albanija tokia suturistintas šalis, sakyčiau. Pilna viešbučių, pilna kurortų, pilna pliažų. Ten Albanija tai turistinė šalis. Vietoj, pavyzdžiui, ten tos pačios Turkijos tikrai, aš manau, verta nuvažiuoti į Albaniją. Ar nuskristi, ar su mašina nuvažiuoti. Nes nėra ir taip toli palyginus. Ir nėra brangi šalis, viešbučiai pigus. Na, aišku, čia dabar low seasonas ir čia darbo dienom. Tai aš manau, high season, ten savaitgaliais, tai būtų brangiau, bet tai vis tiek palyginus tikrai nebrangu, kai ten už 20-30 eurų tikrai gali labai gerą nakvynę pasiimti. Maistas nėra, kad kažkas labai jau ten pigų, bet nebrangus Albanijai. Bet kažkodėl maistas parduotuvėse tai labai brangus. Aš net paklausiau kasininkės, sakau, ar čia jūsų parduotuvė tokia brangi, ar čia visoje Albanijoje tai brangu. Sako, visoje Albanijoje. Tai įdomu, kaip čia taip, pavyzdžiui, maistas brangesnis nei Lietuvoje, o restoranai pigesni. O Lietuvoje restoranai ten skundžiasi, kad bankrutuoja. Eurus priima visur, visi mėgsta eurus, visiems patinka eurai, tai patarimas, kas važiuosit į bet kurią iš šių šalių, turėti daug smulkių eurų. Nu, ten po 10, po 20, ten po 5, ten metalo turėt. Nes greit išsibaigė tie smulkus, o po to ten kokį, pavyzdžiui, jeigu 50 turi, jau gražos ten arba neturės, arba duos vietiniais pinigais, kas irgi gal nelabai patogu ir nelabai reikia. Kortelės priima daug kur, bet ne visur. Tai grynų reikia būtinai turėti. Na, degalinėse visur, išskyrus vieną degalinę Albanijoje, iki tol visur degalinėse priėmė. Parduotuvėse žinoma irgi visur. Restoranuose, nu kiek, 8 iš 10 gal priima, maždaug taip. Apie Juodkalniją daug nepapasakosiu, mes ją tranzitu važiuojam. Buvom čia prieš kokius 7-8 metus. Iškart pasijautė, kad išvažiuoja iš Europos Sąjungos. Toks bardakas, chaosas, nežinau kaip paaiškinti. Nu, žodžiu, iškart matosi, kad tokia biedna ir ne europinė šalis. Tiesą sakant, nelabai patiko. Ten buvom paėmę viešbutį ten porai dienų pailsėti prie jūros, tai aptarnavimas nepatiko. Ten viešbutis biškį apgavo, ten nuotraukos netitiko, kas buvo ten. Turėjo būti su vaizdu į jūrą, vaizdo nebuvo, nu žodžiu, ten tik tais restoranai patiko, kad maistas buvo nebrangus ir skanus. Pliažai purvini, daug šiukšlių ten ir taip toliau. Tai dabar sakyčiau, kad, na, aišku, nebuvom čia pliažuose, neėmėm viešbučių kol kas, bet šiaip atvažiuojant keliais, tai, na, tikrai pasikeitė. Bendras vaizdas jau tokia, na, tikrai atrodo kaip europinė šalis, su europiškėje per tos metus. Tada, kiek prisimenu, buvo labai daug policijos, nežinau, kas kelis kilometrus stovėjo. Mūsų nestabdė, bet buvo tikrai daug. Nustebau tada, atrodė kaip Lietuva 90-aisiais. Čia, kiek važiuojam, pusę šalies jau pravažiavom, nežinau, man atrodo, kad dar nematėm policijos. Dar buvo tada labai daug reklamų, iškabų rusų kalba, rusams skirtos reklamos. Ir rusiškų mašinų buvo daug, tai dabar nei vienos reklamos, nei vieno užrašo rusų kalba nematėm ir mašiną tik vieną mačiau rusiškais numeriais. Kas ten bijot visko, kas prarusiška, tai galit važiuoti drąsiai. Kuro kainos, galiu papasakoti apie visas šalis bendrai. Kaip jau sakiau, Serbija labai brangus kuras, reikia piltis prieš Serbiją. Lygiai taip pat ir Graikija, kuras irgi labai brangus. Kosove
Dizelis, benzinas maždaug apie €1,15, dujos apie 77,5 centus. Makedonija dujos kaip Kosove 70 kažkiek centų, už tą dizelis labai pigus, ten tik euras keliais centais. Į Makedoniją apsimoka važiuoti su dizeliu. Albanija dujos žiauriai pigios, net esu matęs ten už 49 centus, tuo tarpu benzinas, dizelis apie €1,70. Juodkalnyje dujos kaip ir Albanijai, bet dizelis, benzinas po €1,40 maždaug. Su dizeliu važiuoja, tai prieš Albaniją geriau užsipilti. Tiek vaizdas nerealus, tiek ir keliukas iki čia. Fantastika tiesiog, tikrai verta aplankyti. Pilna tų tuneliukų tokių. Vien dėl šito vaizdo galima čia važiuoti iš Lietuvos. Labai gražus kelias. Juodkalnijos šiaurėje palei Pivą kanjoną, Pivą ežerą. Galima būtų įrašyti vieną gražiausių kelių pasaulyje tikrai. Vaizdai tiesiog fantastiški. Tai galima pavadinti kelionės užbaigimu. Na, ne važiavimo bendrų kelių. Važiavimas tai pasibaigs, kai būsim Lietuvoje, bet būtent kelionės, tai puikus užbaigimas toksai kelias. Nors esu jau čia važiavęs, bet antrą kartą visiškai negaila pravažiuoti. Fantastiški vaizdai. Dar kas važiuosit per Juodkalniją, tai turėkit omeny, kad tarp Bosnijos ir Podgoricos civilizacijos praktiškai nėra. Miestelių vienas buvo, bet tik tais vienas šitam gražiam kely. Toliau pavažiavus ir iki pat Bosnijos nei degalinių, nei prekybcentrių absoliučiai nieko nėra, visiškai tuščias kelias. Tai turėkit omeny. Kažkaip galvojau, bus koks miestelis, užvažiuosim į parduotuvę, pasižiūrėti vietinių prekių. Ten nusipirkom iš prekeivio, kuris šalia kelio buvo, ten labiau tai kaip suvenyrų pardavėjas, bet ten vyną, medų paėmėm, ten pasidėrėjau, tai visai neblogą dylą gavom. O čia jau siena Bosnijos. Sieną kirtam labai lengvai ir kas įdomiausiai, važiavus į Bosniją, welcome to Serbia. Nu čia kaip maždaug autonominė, nežinau, ne autonominė, žodžiu, kažkokia tai regionas, Bosnijai, serbų regionas kažkas toks. Bet kelias žymiai geresnis negu buvo anksčiau čia iš vis vos ne offroadas buvo. Dar stebėjausi, kaip gali taip siena tarp dviejų valstybių, tarp dviejų sostinių atrodyti. Dabar tai tiesiog toks serpantinas.
Ja, Bosnija, Sarajevas. Išsinuomavom butą, šiaip planavom jau mašiną miegot, bet labai stipriai lyja. Palapinės nestatysi prie tokio lietaus. Tai išsinuomavom, čia vienas pigesnių už 28 eurus. Nu buvo ten už 13, bet nu labai jau ten baisiai atrodė. Žodžiu, esmė tokia, čia su tuo būtų, nu turbūt kiek esu bukinės visokių viešbučių, o tikrai esu bukinės labai daug, turbūt ne 1,000, nes labai daug keliauju, ir darbo reikalais daug keliauju. Nu turbūt pats blogiausias čekino patirtis, žodžiu, atsiuntė visą krūvą instrukcijų, kaip kas. Reikėjo atsiųsti visus savo duomenys, surašyti vardas, pavardė, adresas, pasas, paso tipas, numeris, išdavimo data, gimimo vieta ir dar nuotraukas atsiųs dokumentų. Tiek visko. Tu negali rinktis, jau tų pinigų sumokėjęs, o kitaip neatsiunčia kodą. Tai žodžiu, galiausiai supildėm, atsiuntė kodą, parašė ir adresą ir koordinatės. Važiavom pagal koordinatės, pastatėm mašiną, ieškom, nerandam, lietus lyja, mes jau čia visi šlapi, tą neatrašo, nu žodžiu, tai galiausiai radom reikiamą adresą, čia už 3 namų iš vis, jau tolokai nuo mašinos tenka daiktus nešti. Šiaip ne taip užėjom, čia kaip kvestas koks, kaip žaidimas, patek į butą. Tiek daug reikalų, žodžiu, čia tiek laiko sugaišom, tai siaubas. Jau ten aš tikrai nesvarbu, kad jisai čia gražiai atrodo, tiesa biški cigaretėm smirda, bet neigiamą atsiliepimą tikrai paliksiu. Nu kas čia per nesąmonė, kodėl negalima tiesiog normaliai atvažiuoji, užeini ir viskas, ir gyveni. Bookingas turi visus mano duomenis, kam ten viską tarp pasus ir taip toliau. Juolab pagal tą naują duomenų įstatymą, tai klausimas, ar čia iš vis legalu tiek duomenų prašyti ar dar dokumentų nuotraukų. Tai žiauriai nusivylęs. Nu ką padarys, yra kaip yra. Čia iš anksto nežinosi tokių dalykų. Reitingas neblogas, nes šiaip 8 balai, bet pavalgėm ten, užėjom į tokį restoranėlį, tai ten irgi taip įdomiai ten. Sakai, noriu sriubos nėra, nori to nėra, žodžiu. Jis pasiūlė ten mėsos rinkinį, žiūrim, 70 vietinių pinigų, tai 35 eurai. Bandė ko brangiau, žodžiu, ten mums siūlyt. Nebrangiai pavalgėm visgi, bet toksai matosi brangesnis ten restoranėlis, gyva muzika, visa kita. O rytoj bandysim dar, gal papietausim kažkur Bosnijai, pažiūrėsim. Nes šiaip žiūrėjau pagal kainas, tai labai pigų čia pas juos.